Kągi, treneri, pirmiausia sveikinimai su pergale, 4 lygiosios dabar iškovota pergalė. Kaip pačios rungtynės jūsų akimis? Aišku, esu dėkingas komandai už parodytą valią, už parodytą žaidybinę drausmę ir, žinoma, už parodytą norą šiandienos rungtynėse. Ir jeigu vertinant per abu kėlinius, tai pirmas kėlinys tenkino pilnai. Pirmam kėlinį tenkino tai, kaip mes norėdavom atidaryti erdves prie Kauno Žalgirio baudos aikštelės, kaip mes siūlėmės, kokia mūsų buvo kūno kalba, kuomet buvo adresuojamas į vieną arba į kitą zoną kamuolys. Ir pirmam kėlinį ir po pirmo kėlinio vaikinams sakiau, kad pirmam kėlinį trūko tik tai vieno dalyko - pelnyt įvartį. O daugiau nieko prašiau tai, kad žaistumėm vėl lygiai taip pat. Stengtumėmės sudaryti kiekybinę persvarą kraštuose, nes Kauno Žalgiris labai tankiai gynėsi ir vidury labai buvo sunkiai rasti tų lengvų erdvių, kur galėtumėm priimti kamuolį. Taip kad viskas, žaidimas, prašėm visą žaidimą grįsti per kraštus ir kad iš ten eitų agresyvumas į baudos aikštelę. Tas antras kėlinys nebuvo jau toks sėkmingas, bet Danielis Šamanovskis, jo pirmasis įvartis sugrįžus, kaip tas epizodas ir situacija. Beje, aišku, pats Danielis. Džiaugiamės be galo ir sveikinam Danielių. Aš tikiuosi ir viliuosi, kad tai ne paskutinis įvartis. Ir aišku, džiaugiamės jo atvykimu ir manau, kad jisai turės stiprią rolę komandoje ir vėl sugrįš į tą žaidybinį ritmą, kurį turėjo išvažiuodamas iš čia. O antras kėlinys, jeigu vertinant antrą kėlinį, tai, sakykim taip, jis tenkino pilnai iki mušto įvarčio, bet, žinot, pilni įvartį kita komanda nori atsigriebti, nori kaip įmanoma greičiau išlyginti, tai šitą dėlą suveikė psichologijos faktorius ir vaikinai stengiasi išsaugoti kamuolį ir irgi uždaryti erdves. Jie metė šviežių žaidėjus, metė Gratą, metė Fedė Černychą ir tikrai buvo perėmę iniciatyvą pilnai savo rankas bet dėka valinių savybių mums pavyko šiandien iškovoti taip svarbius 3 taškus, su kuo sveikinu komandą, sveikinu miestą, sveikinu merą, sveikinu visus mūsų fantastinius sirgalius. Jie nusipelnė to, nes labai ilgai laukia šitos pergalės. Ir tos pergalės, kaip tik artėjant Europai ir psichologiškai, taip prideda to gerų emocijų. Kas be ko, pats geriausias vaistas tai yra pergalė, ruošiantis kitom rungtynėm.